Labas Lietuva, čia ir vėl tėtis Mindaugas. Ir va, aš filmuoju sekantį reportažą, bei jau be savo atstovo spaudai, nes jis prisiatstovino ir prisispaudino. Taigi, dabar iš tikrųjų aš papasakosiu vieną tokią istoriją, mes dabar sėdim toliau tam pačiam kabokė, kaip ir prieš tai, bet mes jau geriam kitą alų, labai šustrą alų. Jis vadinasi, štai jis yra tokioj tauriai, ir jis vadinasi Kvok, kaip kvaksi varlės Lietuvoje, taip čia vadinasi alus. Ir kažkada čia būdavo tokia istorija, kad jeigu tu norėdavai atsigerti tokio alaus iš štai šitos taurės, tu turėdavai bare palikti kaip užstatą savo batą, ir kai tu išgerdavai ir susimokėdavai, tada tu atgaudavai savo batą. Bet tik tada, nes šitos taurės yra iš tikrųjų brangios, gal ne tiek finansiškai, bet materiališkai belgams. Taigi, sveikatą ir klausykit dabar, koks bus garsas. O man garsa nebuvo jokia, ne taip kaip mano atstovai spaudai. Tuoj aš pabandysiu pasakyti kuo. Net ir to neišeina iš tikrųjų, nes labai nėra šičia angliarūgštės, taigi nėra taip kaip Lietuvoje. Atsisveikinu su jumis ir einu gert toliau.